investuosiu į akcijas ir dabar va taip paeis. Investuosiu, išsirinksiu top 10 kompanijų iš tų didžiausių indeksų, ne, ir ten suinvestuosiu ir bus ramu, ir ten ilgam laikui, ir suinvestavai ten ir pamiršai. Na tai iš principo dauguma žmonių taip galvoja, kiek man teko susidurti, tai jeigu tu irgi taip galvojai, bet dabar jau nebegalvoji, gali spustelti laiką. Na, o jeigu tau atrodo, kad šita strategija irgi yra iš tikrųjų gera, kas vėlgi nėra blogai, bet pakalbėsim apie galimas rizikas, tai šitoje vietoje tiesiog spustelk like, prenumeruok kanalą, jeigu tau yra įdomios temos apie investavimą, apie finansus. Na ir žinoma, dabar važiuojam prie techninės dalies, nes kalbėsiu apie tai, ar verta investuoti į didžiausias konkrečiai kompanijas ir kas būtų buvę, jeigu mes būtume investavę, pavyzdžiui, skirtingais laikais, skirtingomis, sakykime, su tarpu 20-30 metų, kaip atrodo top 10 kompanijų tam pačiam S&P 500 indekse ir kaip viskas dabar atrodo ir kaip atrodė prieš tai. Na, žodžiu, prasieisim per techninę dalį ir pamatysit, kad iš tikrųjų susipirkti tiesiog kelias kompanijas didelės ir jas palikti amžinai galbūt ir neverta. Tai jeigu tinka, patinka, važiuojam prie pagrindinio turinio. Tai iš principo tokios kompanijos kaip Visa, Google, Microsoft, Amazon, ta prasme, tai yra monopoliai, tai yra didžiulės įmonės, kurios supirkinėja kitas įmonės ir kurios trukdo, na, iš principo jūs patys suprantat, kad jeigu kompanija užima, pavyzdžiui, daugiau negu 50% bendrai savo nišoje rinkos, tai galima sakyti, jau yra monopolis ir jinai turi labai didelę galią trukdyti kitom mažesnėm kompanijom įeidinėti į tą rinką, pasiūlyti mums kaip vartotojams geresnius sprendimus, dėl to, kad, na, tas dinozauras didžiulis, ne, tiesiog gali sukapoti tos mažesnius, bandančius išsivystyti kažkokius tai gyvūnėlius, ne? Čia taip. Šitoje vietoje. Tai idėja yra tai, kad jeigu aš investuosiu į tokį monopolį, na tai čia jau nieko nenutiks. Tai paeikim tiesiog 100 metų, ne, Amerikos top 10 kompanijų. Kaip atrodė 1917 top 10 S&P 500 kompanijų? Ne, tai US Steel 46 milijardai, American Telephone 14 milijardų, Standard Oil 10 milijardų, Bethlehem Steel 7 milijardai, Armor & Co 5,8, Swift & Co 5,7, International Harvester 5 milijardai, DuPont de Nemours, nežinau netgi kas čia per kompaniją, 4,9 milijardo, Midway Steel 4,8 ir US Rubber 4,6. Kreipkite dėmesį į sektorių. Tai yra pagrinde pramonės sektorius, jeigu mes pasižiūrėsime, ne, bendrai va štai šitoje vietoje. Ir dabar visi šitie va toliau skaičiai, jie yra adjusted for inflation. Tai kitaip tariant, štai šitoje vietoje tai yra kaina kompanijų, adjusted for inflation, tai reiškia, kad realia pinigų vertė, tai kiek jos būtų vertos, pavyzdžiui, šiandien, tas pats US Steelas, tas pats IBM'as, ir čia va ten Apple'as, Alphabetas ir panašiai. Tai paimkime dabar, jeigu būtų top 10 šitų kompanijų ir aš būčiau investavęs ir pamiršęs, tai čia, kas čia nutiks tam US Steelui, ne? Tai užėkime ir pasižiūrėkime, ar apskritai tokia kompanija egzistuoja šitoje vietoje, tai US Steel stock, jos kapitalizacija šiai dienai yra 7,86 milijardo. Tai ne kažką, ne, jeigu mes pasižiūrėsime, max laikotarpį, tai vat kažkaip taip atrodo. Tai nėra kažkoks super duper investicija. Jeigu aš kalbėčiau, apie kitas kompanijas, tai jūs aiškiai suprantate, ne, kad jų nėra tiesiog šiai dienai, arba jos yra nykštukinės, arba jos yra išnykusios iš viso. Tai 1967. Sakykime, vat ten apie 70-uosius metus žmogus nusprendžia, investuosiu į top 10. IBM'as, American Telephone and Telegraph, tai šitas jau būtų paaugęs, ne, čia kiek, beveik 15 kartų štai šitoje vietoje. Eastman Kodak, nežmoniškai didelė kompanija. General Motors, 171 jardas, Standard Oil, tai va, iš čia atėjo į Čenają, ne, šitą kompaniją. Valio, Texaco jau atsirado, Sears, toliau General Electric jau atsirado su 63 jardais, Polaroidas ir Gulf Oil. Tai nuo 17 metų į 67, tai per 50 metų atkeliavo kiek? Viena ir Standard Oil, 2 kompanijos, kurios būtų paaugusios, viena apie 15 kartų, kita apie 10 kartų ir that's it.
Tai iš principo tai nėra stebuklingas rezultatas per, sakykime, tos pačius 50 metų, tarsi padidinti 10 kartų savo investicijos vertę. Tuo pačiu, jeigu būčiau susipirkęs tiesiog šitų kompanijų pats, tai kitos būtų labai liūdnoj padėty štai šituo laikotarpiu. Galite netgi patys pasigūglinti. Toliau, jeigu aš einu į 2017, tai yra dar 50 metų į priekį, tai jeigu aš čia būčiau investavęs, tai kiek iš šitų kompanijų, yra štai šitame sąraše. Ogi nei vienos, nes Apple'as 898 milijardo, Alphabetas 719, Microsoft'as 644, Amazonas 0,5 trilijono, Facebookas 0,5 trilijono, Berkshire'as beveik 0,5 trilijono, Johnsonas 374 milijardo, Exxonas, JP Morganas ir Wells Fargo. Tai va, 2 bankai, Exxonas, Berkshire Hathaway, ir 4 tech kompanijos. Ir 2017 sakytume, investuoti į tokią kompaniją kaip ten Apple, Google, Microsoft, irgi kaip ir neapsimokėjo. Bet jeigu pažiūrėsime 2024 metus šiandien, tai čia kapitalizacijos yra paaugusios 3-4 nuo 2017 metų. Mes būtume 3-4 kartus padarė savo pinigus, kai tuo tarpu pats indeksas, tas pats S&P 500, tai jisai tiek kartų neapaugo nuo 2017 metų. Ir kaip ir atrodo logiškai žiūrint į short termą, ta prasme, buvo suinvestuoti 2017 į tokias kompanijas, bet realiai mes ne kažką uždirbtume šitoje vietoje. Tai tą turėkit omenyje. Tai jeigu mes, sakykime, investuojame dabar į tik tai top 10, ir dabar ateikim ir pasižiūrėkim, kaip atrodo S&P 500 top 10 pozicijų. Tai dabartiniai top 10 yra vėlgi Apple'as, Microsoft'as, Nvidia, Amazonas, Meta, Google'as, Berkshire Hathaway, Google'as įeina su Class A ir Class C akcijomis, Eli Lilly ir Broadcom'as. Tai bendrai paėmus, tai yra šitos kompanijos ir jeigu žiūrėti, sakykime, nuo 2017, tai mes teoriškai būtume padarę gerą sprendimą. Praktiškai ilguoju laikotarpiu, ypač jeigu mes investuojame 20-30 metų į priekį, nėra tikimybės, kad tos kompanijos top 10 iš tikrųjų išliks. Bet dabar, kai tos kompanijos, iš principo yra monopoliai, nes Apple'as užima daugiau nei 5% smartphone'ų rinkos, Microsoft'as užima labai didžiulę dalį, reiškia savo nišoje, Nvidia užima nežmonišką kiekį, Amazonas, irgi, tai Meta, irgi lyderis savo srityje. Tai realiai šitos kompanijos ir Eli Lilly, kaip pavyzdys, josgi gali leisti savo supirkinėti kitas kompanijas ir trukdyti konkurentam. Ir šitoje vietoje per naujienas aš kalbėjau, kad prieš Apple buvo tas vadinamas lawsuit, tai vėlgi Google monopolijos byla yra, Apple monopolijos byla yra, Amazono monopolijos byla yra, dabar gavo monopolijos bylą Visa, tai yra viena iš kompanijų dividendinio, kuri irgi yra nežmoniškai didelė. Tai bendrai paėmus šitos bylos, jos gali privesti prie to, jog pačios kompanijos turėtų įsileisti konkurentus, galbūt neišpirkti konkurentų ir konkuruojantį bendrovę visgi iškiltų palyginti su dabartinė kompanija. Man bus labai įdomu pasižiūrėti, kas bus 2067 metais, kokia bus top 10 kompanijų sandara S&P 500, bet aš praktiškai galiu lažintis, kad dabartinių kompanijų ten nebus daugiau negu 3. Prasme, literaliai. Tai kaip mes galim uždirbti dabar, jeigu mes visgi norim investuoti į tokias kompanijas ir mes norime didesnės grąžos, negu iš tikrųjų mes, sakykime, pačios kompanijos gali sugeneruoti tie patys monopoliai ir mes norim investuoti, sakykime, 3-5 metam galbūt, tai ne 10, ne 20. Nepaisant to, kad viskas auga, ta prasme, tai atrodo, kad jau augti nėra kur, bet kai Apple kapitalizacija buvo beveik trilijonas 2017 metais, tai sakė, kad tai yra beveik neįmanoma. Dabar Apple kapitalizacija yra kiek apie 2,8 trilijono, tai grubiai tariant vis tiek paaugo. Tai jeigu mes norime įdarbinti pinigus, sakykime, bet ne į pačias kompanijas šitoje vietoje, nes potencialas augti tokios kompanijos yra kiek? 2 kartai dar per ateinančius 5 metus. 3 kartai gal, ne? Tai jeigu mes norime daugiau, pavyzdžiui, 10 kartų, kaip pavyzdys, 8 kartai. Tai ką mes galime padaryti? Tai mes galime ateiti ir yra tokie fondai, vėlgi jie yra skirti profesionaliem investuotojams, tai yra
Amerikos fondai. Tai bet yra tokie vadinami Direction Daily svertiniai ETF-ai. Tai yra tie fondai, kurie atkartoja to pačio Apple, pavyzdžiui, Google, Microsoft, Metos svyravimą, lygiai taip pat kaip, sakykime, Nasdaq'o Triple Leverage ETF-as, tai čia yra pavienės akcijos Leverage ETF-as, svertinis ETF-as, kuris 2 kartus arba pusantro karto atkartoja judėjimą tam tikros akcijos ir šitoje vietoje mes galime uždirbti investuojant per pakankamai trumpą laiką, žinoma, jeigu važiuoja viskas aukštyn. Dabar, kaip tai atrodo, tai per mėnesį, sakykime, va čia yra vėlgi nemažai tų kompanijų, ne, kurios ten Apple, Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, tai per mėnesį šitos kompanijos, tai vat, kiek paaugo, ne, per pusę metų, vat, atitinkamai tiek ir per metus procentaliai tiek. Trumpesnis laikotarpis, aišku, procentai yra nežmoniški, svyravimas yra nežmoniškas, bet jeigu mes norėtume uždirbti iš tų monopolinių kompanijų pakankamai daug pelno, potencialiai, tai mums standartinės tos akcijos dažniausiai neužteks. Nes kad ir kiek mes turėtume ir užsipirktume, tai kiek jinai, kaip ir sakau, pavažiuos ten per 5 metus ten tuos pačius, jinai pavažiuos 2 kartus, 3 kartus į apačią, nes nėra kur jau plėstis, ta prasme, tokiais tempais. Bet ką gali duoti mums šitas sprendimas, tai jisai gali duoti mums labai didelį tą pastumėjimą aukštyn, arba žinoma aukštyn, nes ta rizika galioja į abi pusės, ne tiek į viršų, tiek į apačią, kad pasvyruos dvigubai didesniu kapitalu. Tai jeigu norit, tą galima daryti, bet kur yra problema, tai kad reikės jums susipažinti su šita dalimi ir perskaityti visus dalykus ir kvalifikuotis kaip profesionaliam investuotojui šitai daliai. Tai šitą momentą aš sakyčiau, kad gali išnaudoti tie investuotojai, kurie turi pakankamai daug kapitalo ir šitoje vietoje jau gali leisti savo papriekiauti, sakykime, arba palaikyti tas tokias labai spekuliatyvias pozicijas ir tiek žinių. Žinoma, yra turto valdymo mokestis, tai plačiau galite užeiti į tą patį Direction ETF-ai, tai aš pasijungiau All ETF-us, ir matot, kad yra single stocksai, yra atvirkštiniai šitie ETF-ai, visa kita, bet realiai pasiskaitykit visus prospektus, nes yra Bull, Bear, čia yra market capas, sector equity, važiuokit, kiek tų ETF-ų čia yra, nežmoniškas kiekis. Tai čia yra vienas iš būdų. Antras iš būdų, tai yra tiesiog bukai paimti ir susipirkti tą patį, kaip pavyzdys S&P 500 indeksą ir laikyti jį ilgą laikotarpį. Ir jeigu dar naudojam dollar cost average strategiją, tai reiškia mes užsipirkinėjam ir mes esam pasiruošę, mes dalį pinigų, sakykime, galimybių rezervą laikom toj pačioj B sąskaitoj, kaip ir aš tą patį darau, ne, va štai čia matot ekrane. Tai dalį pinigų kaip galimybių rezervą laikot kešų, dalį pinigų investuojat į tą patį S&P 500. Per pakritimus, jeigu suprantat rinkos mechaniką, apie kurią aš kalbėjau štai šitame video, tai kur labiausiai viskas veikia per krizės, tai jeigu suprantat visą šitą dalyką, jūs galit labai stipriai pasibūstinti savo pelną ir jums nereikia apie visą tai, ką aš dabar pasakoju, galvoti, jums nereikia sekti top 10 kompanijų, jūs tiesiog bukai imat ir kiekvieną mėnesį perkat, pamatėt, kad sukrito ten, paėmėt iš rezervų ir nupirkot už dvigubai, už trigubai daugiau, ne? Aš esu daręs video, kur net dienų skaičiumi on average vidutiniškai esu pasakęs, kiek laiko trunka kritimas, per kiek laiko pasiekiamas dugnas ir per kiek laiko išvažiuoja į viršų. Tai galit matuotis netgi dienom, jeigu norite, ne, šitoje vietoje. Tai yra antiek tiksliai galima suprognozuoti statistiškai, bet praktiškai labai retas, kuris gali tą padaryti, dėl to, kad rinka labai trumpų laikotarpių, mėnesio laikotarpyje, gali elgtis visiškai neracionaliai, ne? Ir kiekvienas investuotojas turėtų žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą. Tai pirmas momentas gali būti ETF-ai. Tai paprasti ETF-ai, mano mėgstamiausi šiai dienai yra XDQ, tai tas pats World Quality, tai yra populiariausios 300 viso pasaulio geriausių kompanijų atrinktos per papildomą filtrą. SPYL yra S&P 500, tai 500 didžiausių Amerikos kompanijų. ANAF yra Nasdaq'o 100. Na ir trečias sprendimas, tai yra tas, kuris gali jums atnešti tikrai daug pinigų ir kadangi indeksai ir taip važiuoja, pakankamai gerai, Nasdaq'as apie 16% metinių per pastaruosius 15 metų generavo vidutiniškai, S&P 500 generavo apie 11%, tai tas pats XDQ generavo apie 12%, tai bendrai paėmus galima pirkti leveraged ETF-us, tuos pačius QQQ3 arba 3 USL, kurie atkartoja visą tą judėjimą ir tos top 10 kompanijų tame tarpe ten irgi įeina. Tai
čia yra labai smagus variantas tiem, kas nori, sakykime, nesiparinti, bet nori to pipiro šitoje vietoje prie savo portfelio ir nori greito pakankamai pelno per vėlgi pakankamai trumpą laiką. Tik tai nepamirškite, kad svyruoja ne tik į vieną žalią pusę, bet ir į raudoną, ne? Tai čia yra rizika, bet jeigu jūs tai rizikai būsit pasiruošę, tai bus ne rizika, o galimybė. Ir geriausias dalykas, kuris veikia, tai yra turėti galimybių rezervą ir tada, kai viskas nukrenta, tai supirkinėti. Ir tada galite jau rinktis arba supirkinėti, kaip pavyzdys, europinius fondus. Vėlgi apie tai, kodėl europiniai fondai, o ne amerikietiški fondai, aš esu daręs štai šitame video, tai būtinai jį pasižiūrėkit, nes tai yra labai svarbu. Kita dalis, tai kad jeigu mes, sakykime, visgi perkam amerikietiškus ETF-us, tai tokiu atveju turėkit mintyje, kad reikės papildomai susipildyti klausimynų, reikės papildomai dar padaryti veiksmų ir prisimti šiek tiek daugiau rizikos. Tai bet ar tai apsimoka, ar mes galime investuoti į monopolinės kompanijas pakankamai pelningai ir, sakykime, uždirbti tą dvigubą pelną potencialiai per metus, kiek paauga tas pats ten Apple'as arba ten ta pati Nvidia netgi, tai šitoje vietoje drąsiai tą galima padaryti, tik tai turėkit vėlgi minty, kokios galimos rizikos, nes viena iš sekėjų labai aršiai komentavo, kodėl aš nepadarau video apie tai, aš nenoriu, kad sekėjai uždirbtų, aš nenoriu, kad žodžiu ten taip toliau panašiai. Tai aš noriu, kad jūs uždirbtumėt, bet mano noras yra, derinti tą godumą kartu su jūsų rizikos tolerancija, nes ypač tie žmonės, kurie pirmą laiką pradeda domėtis ir pradeda žiūrėti va tokius video, tai jie labai užsihypina, prisiinvestuoja krūvą pinigų, viskas sučiuožia žemyn, kas lieka kaltas, tas žmogus, kuris pasakė, pakomentavo ir parodė visas šitas galimybės ir po to sako, nesąmonė, investavimas neveikia, šūdas, taip toliau panašiai. Tai aš siūlyčiau kiekvienam, kas dažiūrėjo iki šitos vietos naujokui, jeigu tu dar to nepadarai, prenumeruok mano kanalą. Ir čia šitoje bendruomenėje, kaip įvyks, o neišvengiamai įvyks rinkos svyravimai ir mes matysime, kaip bendruomenė, kaip tas vyksta, kaip žmonės reaguoja. Jūs matysit, kaip kiti žmonės reaguoja, kaip reaguoja jūsų galbūt aplinka, kaip reaguoja investuojančių žmonių aplinka. Ir tada bus labai aišku, kas ir kur, kas mato baimę, kas mato galimybės, kas buvo pasiruošęs, kas nebuvo pasiruošęs. Ir tada matysit ir žmonių klaidas, ir emocijas, ir bus fejerverkų tikrai. Tai bus įdomu. Pažadu, tik reikia sulaukti mums tos krizės, ne? Ir šitoj vietoj, vėlgi, tas pats portfelio prenumeravimas kaip pavyzdys, ne? Tai jeigu jūs prenumeruojat portfelį, kuriuo aš dalinuosi, tai jūs irgi matysit, ką aš išpirkinėju, iš karto gausit žinutes. Tai jūs tiesiog dalyvausit aktyviai rinkoje ir tai mažina jūsų šansus pridirbti emocinės nesąmonės. Ta prasme, ir visada jūs turit galimybę pasikreipti tiek į bendruomenę, tiek į mane per klausimų atsakymų sesiją, irgi atsakysiu kiekvieną pirmadienį. Tai realiai jūs turit tą suportą kartu su bendruomenė ir mano galva galima bus priimti daug pelningesnius tuos investicinius sprendimus ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, sužinosit apie štai tokias galimybės. Nelabai norėjau, tiesą sakant, daryti šitą video, nes jis yra labai spekuliatyvus, apie spekuliatyvius tuos aktyvus, bet mano galva tinkamai juos parinkus ir tinkamai investavus į tas pačias monopolinės kompanijas, galima turėti labai gerą pelno ir tos rizikos santykį, turint mintyje, kad tos monopolinės kompanijos dažniausiai visos kartu nesubankrutuos. Bankrutuos galbūt tik tai viena ir dalis jūsų portfelio tik tai gali nučiuožti žemyn. Tai bet kokiu atveju valdykit savo riziką, skaidykit per pakankamą kiekį kompanijų, čia yra momentas, susirinkit visus bonusus iš Freedom 24, nes galit gauti iki 20 akcijų dovanų vienu už sąskaitos papildymą, nuorodą irgi rasit apačioje, kaip ir nuorodą į mano portfelį. Na, apie tai, kaip tinkamai naudotis pačią platformą, rasit štai šitą video ir būtinai persižiūrėkit viską apie leveraged ETF, susivedę į paiešką, nes tai yra labai svarbu prieš darant štai šituos investavimo sprendimus su pavienių akcijų svertiniais fondais. Tiek pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Vienos konkrečiai akcijos, kaip dabar paaiškinti?